Sveiki, su jumis Aldona, kuri eina 10-metį jau sąmoningumo keliu ir šiuo metu mokinasi, kaip būti sąmoningesnės mama savo vaikams. Ir į pagalbą man ateina daktarė Šefali knyga Tėvystės žemėlapis, kur turime 20 praktikų, kurios veda link sąmoningumo. Ką reiškia sąmoningumas? Tai reiškia, kad ne reaguojame reakcijomis, bet tame momente sustojame, paimam pauzę ir pritaikome tada tai, kas geriausia mums patiems ir mūsų vaikams. Taigi 18 temui daktarė Šefali mokina mus, kaip stabtelti, iš karto nepasakyti ne viskam, ką vaikas sugalvojo ir siūlo ir nori, o pradėti sakyti taip. Tai kaip paversti ne į taip, ir jeigu save pastebėsit, jūs net neįsivaizduojat, kiek daug iš tikrųjų mes pasakome ne. Ir jei tik išmoksim sakyti taip, mūsų pasaulis apsivers aukštyn kojomis ir mūsų ryšys su vaiku apsivers visiškai kitu kampu ir mes būsim giliam, artimam, mielam ryšy su juo. Kaip tai atrodo ir ką mums reikės daryti, žiūrim. Taigi, daktarė Šefali sako, kad vaikai ateina į šį pasaulį su gigantišku taip. Ne, jiems viskas smalsu, viskas įdomu ir viskam jie sako taip, kad tik tais pabandyti ir patirti. Ir kai gauna tą patirtį, tada jau nusprendžia, ar jie kartos tos pačius veiksmus ir gaus vėl tą pačią patirtį. Jeigu jinai maloni, tai aišku, gali ir daryti tos veiksmus. Arba gerinti veiksmus ir jinai bus dar malonesnė ta patirtis, arba jeigu patirtis buvo nemaloni, tiesiog nebedaryti tokių veiksmų ir daryti kitokius, kad būtų geriau. Tai vaikai va šitaip suvokia pasaulį, o mes suaugę pasirodo suvokiam jį visai kitaip, ne? Taigi vaikai savo sielose turi gigantišką taip, jie nemato trūkumų, kliūčių ar menkavertiškumo aplink save. Jie mato pasaulį gausų ir besiplečiantį. Jų vidinė būsena dėl to yra pilna pasitikėjimo, atvirumo ir paleidimo. Atvirumo ir paleidimo. Tai nėra natūrali būsena suaugusiojo. Deja, ne. Jeigu save atpažinsim, iš tikrųjų mes esam truputį susispaudę ir daug kur sakome ne, ir mūsų būsena vidinė yra tokia, kad ne, trūkumas, ne, negalima, ne, bus baisu, bus blogai. Ne? Suaugę pilni būsenos nerimo, trūkumo ir menkinimo. Gaila iš tikrųjų, ne? Bet dauguma dabar mokytojų mokina mumis, kaip iš tikrųjų sugrįžti į tą būseną, nes mes ją turim, būdami kūdikiai mes ją irgi turėjom. Tai dauguma visi šitie sąmoningumo mokytojai mus ir mokina iš tikrųjų sugrįžti į tą būseną. Ji yra mumise. Taip kaip buvo, kai mes buvom vaikuose, taip mes galime ją susigrąžinti, pakeitę savo aišku mąstymą, savo įsitikinimus ir savo vidinius skausmus. Taip. Ir kadangi šitą būseną taip viskam, taip visam tam smalsumui, įdomumui turi vaikai, ir kadangi mes suaugę turim būseną viskam ne, trūkumo, nerimo, baimės, dėl to vyksta ir vaikų, ir mūsų konfliktas. Kaip paprasta atrodo, ne? Iš tikrųjų, tai vaikų energija ir būsena neatitinka mūsų suaugusiųjų energijos ir būsenos. Dėl to ir kyla konfliktai. Nes tiesiog energijos nesutampa. Pavyzdžiui, vaikas nori dar pažaisti lauke, o jūs norite jau nuvargęs pailsėti namuose. Įsivaizduokit, kaip skiriasi dvi būsenos. Vaikas pilnas smalsumo ir energijos, o jūs esat pilnas nuovargio, nerimo, rūpesčio ir norite poilsio. Ne? Ir va, čia ir kyla tas konfliktas. Ne? Vaikas nėra sudėtingi šiais
vaikas nėra sudėtingas tais momentais, kai jis kažko nori. Bet mes juos nuteisėme už tai, kad jie yra smalsūs, norintys tyrinėti, entuziastingi ir įsijautę. Bet mūsų būsena, kodėl mes taip darom, nes mūsų būsena dažnai būna pasipriešinimas esamam momentui. Vaikai yra tame momente, kai daug kas dabar kalba, būk dabartiniam momente ir iš tikrųjų kiekvienoj patirty jie yra čia ir dabar. O suaugusieji mes kaip tėvai būname iš tikrųjų pilni nerimo, atsinešę iš to, kas buvo, kas gali nutikti į ateitį. Tai mes nesam čia ir dabar su smalsumu žiūrėti, kas vyksta, bet mes jau esam atsinešę visą krūvą būsenos savo pavargimo, nerimo ir baimės iš praeities ir ją suprojektuojame į ateitį. Dėl to mes ir nesutampame su vaikais. Mes fokusuojamės, o kas jeigu? Jei prastai miegos pažaidęs, jeigu nespėsiu pagaminti pietų, jeigu aš pervargsiu ir pradėsiu šaukti ant vaiko, va šitaip mes negalim išbūti iš tikrųjų momente, nes nuolat nuogastaujame ir spėliojame, o kas bus, jeigu aš išeisiu su vaiku pažaisti dar, pavyzdžiui, 15 minučių į lauką, jau pervargsiu ir supyksiu, surėksiu, jau nespėsiu padaryti pietų, jau vaikas irgi pervargs ir nespės padaryti namų darbų ir nespės nueiti gulti laiku ir jau bus rytoj pavargęs, mes nuolat jau spėliojame, kas bus ir iš tos nerimo būtent būsenos. Todėl mes dažnai sukonfliktuojam su vaikais, nes jie yra smalsume, tyrinėjime, o mes jau esame nerimo būsenoje. Toliau, o kas jeigu pamėgintume susijungti su savo vaiku vietoje iš užsidarimo savyje? Įdomu, ne? Iš tikrųjų, aš visą savaitę jau tyrinėju, kiek daug sakau ne ir kas vyksta, kai pasakau taip. Iš tikrųjų, pasakysiu iš patirties, kuo daugiau duodu pasipriešinimo ne į vaiko norus, tuo daugiau jis pasipriešinimo kelia prieš mane. Ir kuo labiau aš sakau taip, tuo labiau, kaip va čia toj matysim, atsakomybė krenta ant vaiko ir vaikas tada pats priema sprendimą, kad galbūt jau ir ne. Ne? Mes dažnai renkamės likti savo būsenoje, nuteisti vaiką ir prarasti nuostabią akimirką su vaiku. Iš tikrųjų, mes tiesiog norime sukontroliuoti, sutvarkyti, palenkti į savo pusę, tam, kad mums būtų patogu, kad būtume atseit saugus, sukontroliavę, svarbus ir vertingi, tiesiog sumenkinę, sugėdinę, sukaltinę, atkalbėję vaiką. Ne? Bet šitoj vietoj mes ryšio su vaiku ir nepasiekėm. Pavyzdžiui, kaip galėtume dabar kitaip pasielgti. Pavyzdžiui, kai vaikas pasako, kai kažko nori. Puikiai idėja, kad tu nori pažaisti. Aš esu pavargusi. Ne, atpažįstam vaiko būseną ir atpažįstam savo būseną. Bet galim susitarti. Einam į cooperation, einam į bendradarbiavimą kartu. Mes pažaisime neilgai ir tada sugrįšime atgal. Ar sutinki? Ne? Nustatome tam tikrą ribą, kurią galime leisti ir savo, ir kurią žinom, kad ir nieko neatsitiks, ne? Ir tada einame į kompromisą. Vaikai tą sako taip esamam momentui. Suaugę sukuria pasipriešinimą esamam momentui. Ne? Vaikai gyvena dabartiniam momente, pastebėkite tiesiog vaikus. Suaugę praeityje arba ateityje. Arba kas buvo ir gali pasikartoti blogo, arba kas gali nutikti blogo. Ne? O kas vaikai gyvena? O kas ir jeigu tą darysiu, ir jeigu tą darysiu, o mes gyvenam, o kas jei.
Ir pats galiu pasakyti pavyzdį puikiai iš šiandienos. Mano mažoji dukra iš tikrųjų ir vakar ėjo į Helovino šventę ir sako, ir rytoj mane į kiną pakvietė ir dar išėjo į bažnyčios organizuojamą šventę. Tai jinai sakė, ir ten eisiu, ir ten eisiu, ir ten eisiu. Aš iš karto paprieštaravau, kad ne jau būsi pervargusi. Tai jau su savo būseną nerimo ir nuovargio nukreipiau į ją ir jau nuogastavau, nerimavau, kad ji bus per daug pavargusi ir paskui jau bus pikta. Ne, daleiskim. Tai jau suprojektavau į ateitį, kad bus blogai. Ir jeigu ne šita paskaita, tai taip būčiau savo ir gyvenusi ir kūrus pasipriešinimą su savo vaiku, to net nesuprasdama. Bet kadangi sąmoningumas mums leidžia, ir šitos žinios mums leidžia jau suprovokti, kad jeigu vaikas sako ir tą, ir tą, ir tą, tai mes jam sakom taip jo idėjoms ir jo norams ir taip sakydami taip jo idėjoms ir norams iš tikrųjų perkeliame atsakomybę jau ant vaiko, kad jeigu nori, tai ir daryk. Aišku, ten yra tos saugumo ir visos kitos ribos, apie tai čia dabar nekalbu, bet kalbu apie tai, kad iš tikrųjų, kas gali nutikti, daugiausiai vyksta mūsų galvose. O kas jai pervargs, o kas jai paskui susirgs, o kas jeigu kas nors nutiks, tai yra mūsų nuogastavimai netitinkantys vaiko noro pažinti ir patirti pasaulį iš tikrųjų. Ne? Taigi vaikai gyvena gausoje ir džiaugsme, o kas ir, o suaugę gyvena trūkume, nepasitikėjime ir nerime. O kas jai? Ne? Ir dažniausiai blogai. Vaikai gyvena būtyje, tiesiog dabar smalsume, bijink, o mes gyvename suaugę, kur daryme. Du. Deja. Ne? Ir visas sąmoningumos praktikos iš tikrųjų mumis stengiasi sugrąžinti taip pat į tą vaikišką būseną, kad tiesiog gera būti. Iš tos geros būti, tada jau su gausa daryti. Ne? Mes gyvenam skirtingose energijose su vaikais, dėl to nesukuriam ryšio ir sukeliam konfliktus. Nereali šitą temą galiu pasakyti ir iš tikrųjų kiekvieną dieną taikoma praktikoje, tai nerealiai. Ant kiek mes esame išmokyti sakyti ne ir esame užsivėrę nuo tyrinėjimo, nuo smalsumo, nuo atvirumo, nuo tiesiog patirčių ir stengiamės išlaikyti save saugiai, tame, ką mes jau žinome, arba nuspėjame, kas gali nutikti, tiesiog atseit saugiai laikom save ir iš tikrųjų sustabdom save nuo pasaulio nuostabių patyrimų. Tai laikas mums pradėti mokytis iš vaikų. Mūsų kaip tėvų darbas yra stebėti ir susijungti su vaiku, su jo ta būsena. Ne? O ne juos užgniaužti, juos kaltinti, juos gėdinti ir juos bausti už tai, kad jie viskam sako taip, kad jie yra smalsus, kad jie yra žingeidus ir kad nori patirti. Mokinami sakyti taip. Taip, aš punkiai suprantu tavo norą. Ne? Įsivaizduokit jau save, kai pasako kažko, ko nori, mes, ką čia užsimanėjai, ko tu čia nori, tai neįmanoma, ne, tikrai ne. Pastebėkit, ant kiek mes esame išmokinti šitos viskam sakyti ne ir užsidarome iš tikrųjų, ir esame uždaryti. Tai mokiname sakyti taip. Taip, aš irgi to norėčiau. Ir po to jau pridedam, kad sukuriam sąlygos, pasistengiam sukurti sąlygas, mes abu, kad tu tai galėtum gauti. Taip matot, kaip atsakomybė iškart pereina ant vaiko. Jeigu nori, aš būsiu šalia, bet tu turi siekti tai gauti. Taip, aš irgi dėl to jaučiuosi taip pat. Taip, suprantu tavo troškimą. Taip, aš irgi noriu tai daryti. Taip, aš irgi norėjau to pačio tavo vietoje tuo momentu. Taip, tu nori to pačio, ko ir aš noriu.
ir galima sudaryti planą, kaip galėsime to pasiekti. Taip, aš noriu, kad tu tai gautum. Padarome planą, kaip galėtum tu tai gauti. Taip, gausi, ko nori, kai tik galėsi, kai ateis tam laikas, jeigu tik nenustosi norėti ir to siekti. Taip gali ten eiti, kai tik pabaigsi daryti šią užduotį. Taip padėsiu pasiekti tavo norus, kai tik padarysi šias užduotis. Kaip fainai iš tikrųjų vietoj ne viskam pradėti sakyti taip ir būti ryšyje su savo vaiku. Ir netgi patiems būti iš tikrųjų su pasaulio patirtim. Tai leidžia vaikui suprasti, kad jų energija ir norai yra priimtini ir vertinami. Sakydami ne, mes sukuriam jiems trūkumo jausmą. Kaip mums buvo sukurtas jis viskam sakyti ne, taip ir mes savo vaikams sukuriam, įsivaizduokit, trūkumo jausmą. Sakant taip, tai priėmimas tyrų vaiko norų, bet tai nereiškia, kad prisiemam atsakomybę juos išpildyti. Žiūrėkit, sakyti taip yra duodame savo vaikui suprasti, kad jo norai yra gerai, kad viskas yra gerai, kad norėti yra normalu ir yra fainas dalykas. Bet tai nereiškia, kad mes turim išpildyti tos norus. Nes dažniausiai mes tėvai turim va šitą įsitikinimą, kad ir šitą baimę, o kas jeigu aš negalėsiu išpildyti jų norų, o kas jeigu man nepavyks, o kas jeigu jisai nuliūs, jeigu jo noras neišsipildys. Mes tarsi prisiemam va šitą tokią kaltę, šitą baimę ir dėl to mes daugumoje jų norų sakome ne. Bet daktarė Šefeli ką sako, kad mes neturime prisimti atsakomybės už kiekvieną jų norų. Bet mūsų pareiga yra parodyti, kad visi norai yra puikus, kad vaikų idėjos yra šaunios ir jei tik jie labai giliai norės ir turės planą ir to sieks, jų norai, jie tikrai išsipildys. Bet tai nėra atsakomybė tėvų pildyti kiekvieną vaiko norą. Nuostabu, ne? Sakant taip, sakoma taip ir kartu su vaiku, sakome taip ir kartu su vaiku darome planą, kaip tai galės jis gauti. Palaikymas vaiko norų kaip draugų leis jiems pajusti, kad jų norai gerbiami ir svarbus. Ar kaip svarbu yra iš tikrųjų, ne? Ir kad jie gali stengtis dėl savo norų ir jeigu jie tik labai norės stipriai ir dės pastangas ir jie pasirinks, kad jie nori ir šito nori, kad jis išsipildytų, jis tikrai išsipildys. Ir jeigu dar mokės ir turės ir kantrybės, ne? Sakydami taip, mes mokiname vaikus būti strategiškais ir užtikrintais, nuosekliais siekiant savo norų. Ir kovojančiais dėl savo norų. Matot, kiek daug iš tikrųjų duodame suprasti savo vaikams, sakydami taip. O ne, kad tai neįmanoma, tai nepasiekiama ir trūkumo jausme gyventi. Atradę savyje energijos sakyti taip, reiškia mes klausome, vertiname ir padedame savo vaikams išmokti vertinti savo norus ir troškimus, eiti giliai į save ir rasti jėgos juos pildyti. Kaip gilu. Suaugę tyro vaiko norų, suaugę bijo vaiko norų, nes mano, kad čia, kur minėjau, jei noras yra, tai jis turi būti greitai išpildytas ir jeigu noras nebus išpildytas, vaikas bus nelaimingas. Tai mes bijome va šito savyje, nešiojame baimės būseną, kad kas bus, o jeigu kas bus. Ne? Kad norai neišsipildo vaikui, tai iš tikrųjų, kad jeigu ir norai vaiko neišsipildo, tai stiprina vaiko vidinę ištvermę.
Įsivaizduokit, kaip fainai, ne? Jei ir nesipildo, tai vaikas viduje stiprėja. Ne? Ir kokią galima taikyti praktiką, kai kitą kartą vaikas sakys aš noriu, vietoje nukirtimo jam, kad negalima, neįmanoma ir ko tu čia prisigalvoji ir man jau atsibodo tie tavo norai, sakome taip, aš irgi noriu. Visi šie dalykai yra Ai, čia sako, jeigu kai kitą kartą vaikas sakys, ko jisai nori, vietoje to, kad man jau atsibodo tavo norai, sakykite, kad jo, kad turime daug laiko tavo noro išpildymams, bet turime dabar padaryti tai, kas yra tavo atsakomybėje, bet padarome planą, kaip gausi, kaip eisi link to savo noro, kai atliksi šiuo metu šitas atsakomybės. Padarome planą, kaip abu įveiksime šitas tavo užduotis ir padarysime tą planą. Tai atsakomybė krenta vaikui. Vietoje būti priešu, mes einame kartu išvien su vaiku. Pavyzdžiui, noriu dar telefoną pažiūrėti prieš miegą. Taip, ką mes sakome, ne? Kaip vadas sudarimas, kaip su vaiku einamos į bendradarbiavimą. Taip, suprantu tavo norą, bet yra svarbu miegoti 8-9 valandas. Ir rytoj būti žvaliam mokykloje per egzaminus, ne? Ir paruošti šios namų darbus. Kaip ketini tai padaryti? Jeigu man pasakysi, kaip ketini tai padaryti, galėsime tartis dėl telefono. Matot, visa atsakomybė susakoma užduotis, kurios yra vaikui sveika, ne, iš mūsų tėvų kaip ir pozicijos, ir tada perkeliama atsakomybė jam, kad jeigu jis parodys, kaip jisai tai padarys, tada galėsime tartis dėl pažiūrėjimo telefono dar prieš miegą. Tai jau atsakomybė yra iš tikrųjų vaikui. Ir jau jis tada galvoja, kaip tai padarys. Lavinama vaizduotė ir troškimas gauti savo norą. Taip, pavyzdžiui, kitas, noriu daugiau saldumynų. Ir vietoj to, ne, dantys iškris ir pilvukas skaudės, ne? Sakome, taip, aš irgi noriu daugiau saldainių. Pirma, valgome daugiau daržovių, tada pažiūrėsime, ar galima suvalgyti ir daugiau saldainių. Padarome planą šiems dviems užduotims, gerai? Tai iš karto pereinam į susitarimą, kiek daržovių skaičiuojame, padarome planą, kad kaip mes jų daugiau suvalgysim ir kaip padarome planą, kad tada suvalgysim ir jau ir saldainių. Einam į bendradarbiavimą. Kitas, pavyzdžiui, nori daugiau drabužių, ne? Ir sakome, ne, jau pilna spinta, kiek čia gali, kiek priperki, tiek išmeti, ne, nenešioji. Sakome, taip, aš irgi dažnai noriu daugiau drabužių. Suprantu tave. Gauni kiekvieną savaitę pinigų. Padarome planą ir biudžetą, kaip gali pats tuos drabužius nusipirkti. Vėl pereina atsakomybė vaikui, kaip jisai planuos, kaip jisai taupys, kaip jisai uždirbs ant savo drabužių. Taip, neprisijamam atsakomybės išpildyti vaiko norų, bet susijungiam bendram planui su vaiku, jų vaizduotei, kaip jis pats gaus tai, ko nori. Nuostabus sakinys. Neprisėmam atsakomybės išpildyti vaiko norų, bet einame į ryšį, į bendradarbiavimą kartu su juo, padaryti planą, kaip gali jis pasiekti savo norą. Super. Padedame vaiko norams išsipildyti, jei ne dabar, tai kažkada ateityje. Taip, kaip daktarė Šefali davė pavyzdį apie šuniuką, kad taip mergaitė jos labai norėjo ilgai šuniuko.
Ir tuo metu ji neturėjo galimybės įsigyti jo aplinkybių, kad jį auginti. Ir ji laukė 15 metų, ta mergaitė to šuniuko, kol iš tikrųjų jau galėjo jo mama leisti savo turėti šuniuką ir tas noras vaiko išsipildė. Tai parodome, kad iš tikrųjų, jei ne dabar noras išsipildo, tai ateityje tikrai gali išsipildyti, jeigu tik nenustos norėti ir to siekti. Taip, ir tada, tai šiandien tiek nuostabi tema ir ypatingai daug jos naudojame kiekvieną dieną, ypatingai daug naudojame kiekvieną dieną, pastebėkit save, mėly tėvai, kiek daug iš tikrųjų sakome ne ir patys savo, užsiverdami nuo pasaulio nuostabių išgyvenimų ir poterių, ir kiek neleidžiame patirti pačiam vaikui, užkirtami kelią jo norams su savo nerimu ir savo baimėmis. Taigi, visur sakome taip, jeigu tik negresia gyvybei pavojus, o daugiausiai atveju jisai negresia. Ir susitikime 19 temai, kur mokins Šefalė pradėk dabar, o nelaukti kažkada vėliau. Tai tiek šiandieną ir viskam sakome taip, 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 keliaujam mes į daug sąmoningesnę tėvystę ir ryšį su vaikais. Iki.